Ir šiandien jums parodysime, kaip daryti spalvotus drabužius. Einame į belekokį serverį, palaukiame, kol užsikrauna. Čia. Paskui bandysiu arkliui tokius nuspalvotus padaryti šarvus. Tai va dabar jį pririšiu prie čia, kad jis nepabėgtų. Netyčia išgrioviau, bet nenusiminkite, jeigu tai pasitaikys. Va, pririšau. Ir šiandieną parodysime, kaip dažyti drabužius. Taigi, pasiemate katilą, pasiemate vandens. Štai katilas, štai vanduo. Ir dar jeigu norite kitokios spalvos, tai dar katilas ir dar vanduo. Ir šiandien aš nusidažysiu savo šarvus. Tai yra perdažysiu. Bet būtinai jums išeis tik tais odiniai. Nes kitokie neišeis, kai bandžiau, tai nepavyko. Tai jeigu nepatiks tokia spalva, tai persidažysite. Ir dar aš arkliui nudažysiu arklio šarvus odinius. Tai va, dabar aš nudažysiu savo šarvus raudonai, o arklio geltonai. Tai va, dabar pakeisime spalvą. Va, tai dabar va. Persidažiau savo šarvus. Ir dabar perdažysiu arklio. Tai yra nudažysiu tiesiog. Štai. Dabar vėl prirašame. O išplauti juos tai galima labai paprastai. Paprastą vandenį. Ir tarkim, man nepatinka štai ta maikė. Noriu ją perdažyti kitaip, arba tiesiog kaip būtų paprasta. Tai paimate ir nuplaunate. Štai. O jeigu baigsit dažai, tai ne problema. Įspilsite ant jų vandens ir vėl įdėsite spalvos, kokios norėsite. Taigi, žmonės, su jumis aš Nokla. Taigi, viso gero.